Nu, žodžiu, vaiką išvežė dėl smurto. Smurtas yra, kad aš tik tokia keikiaus. Patys sakė, policininkai ir vaikų teisės, nesvarbu, ką man skambina, kai kėliau tą įrašą kitą dieną, kur tik tokia, kur valgom. Ir sakė, mes net nevažiuosim vaikų teisės, nes keikimas iš čia nesmurts, tipo tik nesikeik. Toliau iš ligoninės išvarė. Sakė, perduos kažkam, kur nesakė, numerį nedavė, sakė, paskambis, dabar paskambino, jis yra savo toj mokyklui, sakė, ką atvežti, atvežiau, rūbų, dantų pastavą, ten maistą, tų užkandžių, viskas, vaiką nerodė, per durų paėmė, prašiau bent per kamerą nufotkinti, parodyti, leisti išgirsti balsą, sakė, negal. Per kamerą prašiau nufotkinti ar paskambinti, sakė, ne. Ir viskas, klausiu, nieko neatsako, viską gavom, visą gerą. Tokie žinios. Viskas. Žodžiu, ačiū už tą siuntinį, kur turbūt atsiuntus, nežinau, koks čia siuntinys. Ačiū žmonėm, kurie nuvežė mane. Ir kur nupirka tą pižamą išsiunčiau, ačiū, kad nuvežėt. Ir mokyklą siuntinį, tą daiktus, ačiū, kas nuvežėt. Ir taip viskas. Ir vaistinę kas vežėt, vaistų nepavyks užsakyti, bet žodžiu, jau tipo viskas gerai. Nu, tipo tiks ir tie, kur yra, kol užsakysiu. Nes aš juk noriu užsakyti penktadienį ir taip toliau, tada to neleido, nu žodžiu, nesvarbu. Ai, tiesa. Labai ačiū, kas prisidavėt. Mano tipo draugai dar pažįstami, kurie dar vakar dieną rašėt, kaip palaikot. Ir dabar žvengėt, kad vaiką paėmė, labai ačiū, kad prisidavėt. Toliau Mantė komentavo, kad paėmė vaiką, irgi turi kūdikį, tai žinok, Dievs mato. Toliau aš savo nuomonės nekeisiu, savo žodžių nekeisiu. Melsiuos ir viskas, o atsakomybė jų už vaiką. Aš padariau, ką galėjau. Man neleidžia artintis, negaliu nei lįsti, nei ten skambinėti, nei nieko. Nepavyko išprovokuoti, aš nei lašą negėriau, nesižudžiau, nieko nesidariau. Aišku, nemegojau, bet žodžiu, Edvinai kentėsi ir taip toliau veditos visas, pamatysi. Nuo Dievo. Jo, būrims kortų aš nesusirankėjau, nemečiau, mečiau, bet krent man nesąmonės, labai gerai viskas krent tipo. Nežinau, kas čia geria, ką vaiką nematau ir nežinau, ką jam daro, prievartau, žuda, daužo, badu marin. Ir žodžiu, nesakė, jį privers keltis 8, aš sakiau, priepolis gali ištikti, sakė, privers visi kelias 8, jį privers keltis 8, toliau valgysis 8, nesvarbu, kai jis 12 valga kartais, jis turės badu marintis, taip sakė. Tai va, jis turės valgyti tada, kai jam duodu, jis taip nevalgys, jis viena pabiški valga. Nu, žodžiu. Dabar, aišku, Dievs visko pasirūpins, visais atsakymais, atsakys. Tai va, ir būrimą labai baisu klausiau, kol važiavau. Sakė, kas su tuo susiję, kas tai padarė, kas leida magijas. Arba jau šiąnakt, arba jau pradėjo kris dantis, iškris visi dantis ir taip toliau. Ir bus aišku, kas tai padarė. Visą šitą reikalą. Tai va, stebėkit, kam iškris dantis. Nes Nerijui, kai jis mane bandė prakeikti, iškrito dantis. Prieš 5, nu, pats žinai, Neriukai. Tai va. Čia aš nieko nedarau, čia Dievs. Tiesiog, kad atsiskirtume, kam tai. Praneškit, jeigu kas matot, kam dantis iškrito. Žodžiu, viskas. Einu, nežinau, ką daryti. Melstis toliau.